Džiaugiamės, kad šiemet FIX startuoja jau 10 kartą. Tai yra jaunimo verslumo renginys, kuris sutraukia moksleivius, kolegijų studentus, profesinių mokyklų moksleivius praktiškai iš visos Lietuvos. Šiemet sulaukėme rekordinio dalyvių skaičiaus, dalyvių iš viso yra 200 ir manau, kad tai yra viena iš efektyvesnių bendradarbiavimo formų tarp Šiaulių universiteto, verslo pasaulio ir būtent vidurinių mokyklų gimnazijų. Iš anksto duodamos užduotis, kurios yra parengtos praktikų ir 2 savaitės komandos gali konsultuoti su vadovais, specialistais. Tokiu būdu atrandam vieni kitus, suprantam geriau vieni kitus ir be abejo tai padeda ugdyti verslumo kultūrą, geriau suprasti versle vykstančius procesus. Labai sveikintina, kad ši idėja auga, jinai plečiasi. Ir aš kaip matau iš komandų, kurios atvyko, tai geografija tikrai įsiplėtė. Jau ne tik tai Šiaulių miestas, Šiaulių regionas, Telšių regionas, bet jau ir matome dalyvių iš Kauno ir kitų regionų. Tai tikėkime, kad ši idėja iš tikrųjų užkrės visą Lietuvą ir vėliau turėsime daug etapų didžiuosiuose galbūt miestuose, centruose ir panašiai, vėliau net ir respublikinė nominacija. Taigi čia Šiaulių universiteto pradžia buvo labai teisingai padaryta, gera sėkla pasėta, verslas taip pat prisideda prie šitos idėjos įgyvendinimo, rezultatai akivaizdūs.